Ką daryti ir kokias technologijas naudoti, kad užaugtų gausus ir kokybiškas derlius, žemdirbiai apsispręsti gali ir įvertinę praėjusių metų patirtį ir pasinaudoję šių metų naujovėmis. Pats pagrindinis žemdirbio tikslas – auginti nuo pat pradžių stiprų augalą. Kaip tai pasiekti? Tai nereikia laukti, kada pasibaigs žiema. Iš tikrųjų, geras gospodorius turėtų apie savo būsimą derlių galvoti tada, kada jis dar tik tai ruošiasi sėjai. O kai ruošiasi sėjai, nesvarbu, dabar bus vasarojus ir ruošiasi sėjai, tai pirmiausia, aišku, turi labai puikiai, visi žino, kad reikia žemę išdirbti. Kitas dalykas, tai yra sėklos parinkimas. Ir aišku, kad ta sėkla būtų gyvybinga, jinai ne tik turi būti kokybiškai paruošta, bet aišku, tam nepakenks, jeigu pavyzdžiui sėklą apvelsite kartu su beicu ir jau labai puikiai prigijusių produktų, tokių kaip humistaras. Jo te reikia tik tai 2, pavyzdžiui, arba 1 litro tonai grūdų, tačiau atsiperkamumas yra didelis. Vėliau, kada jau augalai kabinasi, ir dauguma ūkio eina su azotinėmis, standartinėmis, tipinėmis trąšomis. Prie kaso labai puikiai tinka įmaišyti tą patį vėl humistarą kartu su rūteriu. Yra apie ką mąstyti, apie tręšimo planus, apie chemiją, nėra vienodų metų, kad būtų galima parašyti vadovėlį ir pritaikyti kiekvieniem metam. Tai kaip metai, taip viskas nors yra kitaip. Kaip ir šiemet dabar ūkininkam labai aktualu, kaip perėmėjo žieminiai. Žieminiais rapsas, žieminiai kviečiai, yra įvairiausių nuomonių, bet šiaip tai parodys pavasaris. Dar truputį kantrybės ir pamatysim gryną vaizdą. Vandens visi turime, bet kokį mes jį naudojame, tai irgi yra klausimas. O kaip tai pasireiškia augaluose arba derliuje? Šis prietaisas beje yra pagamintas Vokietijoje, kurį naudoja vieni didžiausių pažangiausių Vokietijos kooperatyvų, iš kurių mes šią idėjome ir nusipirkome. Taigi, jums tai reikės 6 sekundžių ir pasižiūrėkime, ar pas jūs vanduo kartais neperkėtas. Ūkininkai kokio 30% augalų apsaugos priemonės gali suveikti ženkliai prasčiau. Vienas iš prietaisų ateinantis šį sezoną vadinsis florimetras. Florimetrų iš tikrųjų rinkoje yra labai daug. Juos galima nusipirkti iš Kinijos, juos galima nusipirkti iš kitų tiekėjų, labai pigiai, daug, kaip mes vadinam tarp savęs agrochemikai, žaisliukų. Tačiau, kad tas žaisliukas dirbtų ūkininkui, dirbtų mokslui, jis turi labai daug turėti smegenėlių. Tai yra kompiuteris, kuris sujungtas kartu su prietaisu, kuris bus lauke, ir matavimo būdu mes galėsim pamatuoti, o kokios gi maisto medžiagos bus nepasiekiamos augalui artimiausią savaitę. Kaip pavyzdžiui, azotą, magnį mes galėsime matyti prieš 2-3 dienas. Sunkiau įsavinimus elementus, tokius kaip manganą, mes gal pamatysime po 2 savaičių. Tačiau, kad tie trūkumai nepasireikštų ir mes suspėtumėme laiku, mums reikalingi prietaisai. Prieš tai gaminys buvo per didelis ir jo negalima buvo naudoti laukuose. Tada mes sukūrėme mažą ir nešiojamą prietaisą, kurį galima pasiimti į laukus ir ten atlikti matavimus. Anksčiau visi matavimai turėjo būti atliekami laboratorijoje. Pirma, mes šį prietaisą naudojame savo mokslinių tyrimų centre Prancūzijoje. Jį naudojame jau 15 metų. Tada mūsų klientai pamatė jį ir prašė parduoti, nes labai susidomėjo jo naudojimo. Todėl mes sukūrėme prietaisą ir Emanuelis dirbo ties juo. Ir dabar juo naudojasi mūsų klientai. TradeCorp firmoje mes visada dirbame tyrimų pagrindu, bendradarbiaudami su universitetais ir patariami specialistų. Todėl kiekvienas gaminys, kurį sukuriame ar įvedame į rinką, yra išbandomas laboratorijoje ar laukuose, kol įsitikiname, jog galutinis produktas veikia taip, kaip ūkininkas tikisi, kad jis veiks. Šis aparatas pritaikytas labai daug kultūrų, bet mes specializuosimės būtent į lauko kultūras, tai pavyzdžiui kviečiai, miežiai, cukriniai runkeliai, rapsai. Taip pat vieninteliai
turėsime galimybę matuoti ir šiltnamių augalus, tai yra agurkai, pomidorai ir žinoma kiti. Ir jo pagalba bus galima nustatyti trūkumo rezultatus ir kartu pateikti rekomendacijas ūkininkui. Ir kas svarbiausia, tai bus padaroma ūkininko lauke per 30 minučių ar šiek tiek ilgiau. Ir tai leis priimti atitinkamus sprendimus ir išgelbėti augalą nuo trūkumo, kuris pasirodys ateityje. Tiekėjus taip pat norime girdėti gyvai. Ir vienas iš tokių tiekėjų apsilankęs paskutinėme seminare, daktaras Hans Klaas Jurgen, atsirandant ypatingiam reikalavimai aplinkosaugai, atsirandant augalų poreikių specifiniam, šios trąšos tampa ypatingos svarbios nuo šių metų tiek rapsų augintojams, tiek ir javų augintojams. Mes jas gaminame daugiau nei 100 metų. Tai yra brangesnis produktas nei įprastos trąšos, bet jis turi kai kurių privalumų. Neskatina pasėlius augti sveikai ir kai ūkininkas panaudoja trąšas, gauna rezultatą – gerą derlių ir žinoma gerą jo kokybę. Kiekvienos trąšos turi tam tikrą įtaką derliui ir kokybei, todėl jos ir naudojamos. O kalcio cianamidas yra įrodyta, duoda geresnius rezultatus pasėlių kokybei, sveikam augimui, derliui, palyginus su įprastinėmis trąšomis. Dėl to šios trąšos yra naudojamos daugelyje Vokietijos ir pasaulio ūkių ir taip pat yra pradedamos naudoti Baltijos šalyse. Kada mus kvietė, tai labai aiškiai ir trumpai visada pasakom. Mes nekalbėsime įmonės vardu, mes kalbėsime to, ką žinome vardu. Ir manau, kad žemdirbiui tai yra labai irgi toks sėkmės žingsnis, kada mes dalyvaujam tuose procesuose, kad naudotų tai, kas yra reikalinga, kas yra gerai, kas yra jo pasirinkimo galimybėse. Tai turbūt, kad čia mūsų dalyvavimas yra labai svarbus, sakykime, nepriklausomas konsultavimas, tai yra turbūt tai, ko reikia žemdirbiui iš mokslo plačiaja prasme kalbant. O mokslui tai turbūt reikia, mes visada turim ko pasimokyti žemdirbių. Tai jo, tas yra labai svarbu remtis į mokslą. Šiek tiek gal eilę metų, gal sakyčiau, gal kiek ir buvo primirštas, vien tik firmas rodydavo, sakydavo, kad čia geriausias produktas viskas, bet tų mokslinių parėmimų, tai kaip ir mažokai buvo, kaip ir šiandien, kad šiame seminare man labai džiugu buvo klausytis, kad viskas paremta jau mokslininkų išvadom ir eilę metų tas yra daroma, tai tas labai svarbu ir aš manau, kad tas aktualės labai stipriai kiekvienais metais.